juokas, šokas, liūdesys, pyktis ir vėl juokas. Būtent tokią jausmų paletę aš jaučiau, kai skaičiau Džono Irvingo kūrinį Sidro namų taisyklės. Šis autoriaus veikalas provokuoja skaitytoją nagrinėdamas tabų temas, tačiau tai daro taip žaismingai, kad sunku atsitraukti nuo knygos. Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį ir šiame vaizdo įraše aš pabandysiu atskleisti šito kūrinio žavesį. Džonas Irvingas, rašydamas kūrinius, dažnai remiasi savo asmeninę patirtimi. Romanas Sidro namų taisyklės netapo išimtimi, todėl pravartu žinoti svarbius biografinius rašytojo faktus. Pirmiausiai, Džonas Irvingas užaugo be biologinio tėvo. Antrojo pasaulinio karo metais jo lėktuvas buvo pašautas virš Birmos ir tik po daugelio metų sužinota, kad vyras išgyveno. Šis faktorius stipriai atsiliepia rašytojo kūrybai. Knygose nuolat gilinamasi į našlaičių savijautą, parodoma, kad tėvas yra tas, kas užaugino vaiką su rūpesčiu, nors nebūtinai yra susijęs su jo kraujo ryšiais. Tai stebima ir Sidro namų taisyklėse, kadangi pagrindiniam veikėjui Homerui Velsui, kuris užaugo našlaičių prieglaudoje, tėvu tampa vaikų neturintis daktaras Larčas. Be to, Džono Irvingo senelis, Frederikas Irvingas, buvo daktaras ir turėjo reikalų su akušerija. Senelis dažnai dalindavosi su Džonu Irvingu istorijomis iš savo profesinio gyvenimo, todėl nenuostabu, kad Sidro namų taisyklėse yra labai daug mokslinių žinių apie mediciną. Taip pat kūrinyje apmąstoma JAV 20-ojo amžiaus vidurio politinė ir socialinė situacija. Iki 1973 metų JAV buvo uždrausti abortai, o daktarai, kurie juos nelegaliai darė, buvo baudžiami. Tai sukėlė visuomenės nepasitenkinimą, kadangi įstatymai varžė moterų teisę į savo kūną, o dėl nelegalių abortų didėjo jų mirtingumas. Romane Sidro namų taisyklės svarstoma apie būtinybę legalizuoti abortus, nors tai yra morališkai sunkus sprendimas. Be to, iki 1968 metų JAV vyko segregacija, procesas, kuriuo metu juodaodžiai buvo atskirti nuo baltųjų. Džono Irvingo romane puikiai atskleidžiami segregacijos padariniai juodaodžiams. Jie neturėjo priėjimo prie išsilavinimo ir buvo priversti dirbti sunkų fizinį darbą. Negalėjo lankytis viešose vietose, visuomenė į jos žiūrėjo su panieka. Kūrinyje pasakojama apie našlaičių prieglaudoje užaugusio Homero Velso gyvenimą. Nors Homeras neturėjo tėvų, jam šeima tampa daktaras Larčas bei seselės Edna ir Angela. Visgi niekas neišmokė vaikino visuomenės veikimo principų, todėl Homeras, persikėlęs iš apleisto St. Cloudo miestelio į civilizuotą aplinką pas draugus Volį ir Kendę, pats turi perprasti visas visuomenės subtilybes. Vaikinas pastebi, kad daugelis jo pažįstamų nesilaiko taisyklių, kurios yra propaguojamos viešumoje. Skaitant knygą, nejučia iškyla klausimas, kada galima laužyti taisyklės, o kada ne. Be to, kūrinyje svarstoma ir apie daugelį kitų temų – tėvystę, melą, sąžinę, karą ir taip toliau. Visų pirma, kūrinyje kalbama apie abortus. Vaizduojant daktaro Larčo ir Homero požiūrių koliziją, parodomi su abortai susiję abiejų pusių argumentai. Daktaras Larčas pritarė dirbtiniam nėštumo nutraukimui ir padeda moterims juos atlikti. Tokį vyro nusistatymą lėmė nemalonus įvykis, kai jis jaunystėje atsisakė padaryti abortą pažįstamai ir jį galiausiai mirė. Daktaras Larčas supranta, kad kai kurios nelauktai pastojusios moteris pakliūna į didelę bėdą. Be to, vyro nuomonė, įstatymai, draudžiantis abortus,
pažeidžia žmogaus teises. Todėl daktarai lieka vieninteliai asmenys, kurie gali suteikti pagalbos į nelaimę pakliuvusioms moterims. Tokią savo nuomonę daktaras Larčas išdėsto Homerui laiške. Kaip tu gali manyti, kad turi teisę nepadėti žmonėms, kurie neturi teisės prašyti pagalbos kitur? Tuo tarpu Homeras vadovaujasi priešingais principais. Vaikinas įsitikinęs, kad bet kokioje nėštumo stadijoje esantis vaisius turi sielą ir jog abortas prilygsta nužudymui. Be to, šią vaikino nuostatą pagrindžia įstatymai. Apie dirbtinį nėštumo nutraukimą Homeras svarsto taip. Gali vadinti tai vaisiumi arba embrionu, arba apvaisinimo padariniu. Bet kad ir kaip vadinsi, tai yra gyvas daiktas. Kad ir ką jam darai, kad ir kaip vadini tai, ką darai. Iš tikrųjų jį žudai. Visgi, kūrinio pabaigoje nutikęs baisus įvykis šiek tiek sušvelnino Homero požiūrį į abortus. Taigi, kūrinys Sidro namų taisyklės atskleidžia, kad abortų tema neturi vienintelės tiesos, tačiau moterims turi būti leista nutraukti nėštumą, nes pasitaiko ypač nemalonių situacijų. Taip pat norėčiau aptarti jau anksčiau paminėtą visuomenės taisyklių temą, kurią nurodo ir kūrinio pavadinimas Sidro namų taisyklės. Knyga pašiepia ir kritikuoja oficialias bei biurokratinės taisyklės, kadangi jos kartais yra nepraktiškos ir absurdiškos, ne visada gina žmogų. Pavyzdžiui, veikale aprašoma, kaip vandenyno soduose, kur persikėlė gyventi Homeras, kiekvienais metais prieš obuolių skynimą juodaodžiams yra iškabinamos saugumo taisyklės. Visgi ironija yra ta, kad knygoje juodaodžiai nemokėjo skaityti ir nežinojo apie tas taisyklės. Subtiliai atskleidžiama, kad taisyklės buvo skirtos ne juodaodžių saugumui užtikrinti, bet kad nelaimės atveju prie verslo niekas neprikibtų. Dėl viešųjų taisyklių veidmainiškumo kūrinyje veikėjai patys susigalvoja savo įstatymus. Vieni iš jų negeresni už oficialius, nes jie remiasi tironiškumu, melavimu ir neatsakingumu, o tai kenkia aplinkiniams. Tokias taisyklės susikuria ponas Rauzas ir Homeras su Kende. Visgi, kai kurie veikėjų nusistatymai yra teigiami, nes jie atstovauja asmeniniam teisingumo supratimui ir altruistiniams siekiams. Pavyzdžiui, daktaro Larčo veikla. Kūrinys atskleidžia, kad kai kurie įstatymai neatsižvelgia į žmogiškumą ar atskirų socialinių grupių gerovę, todėl kartais žmogui tenka pačiam kurtis savo taisyklės. Vis dėlto šitos taisyklės turi būti paremtos ne asmeninė nauda, o morale. Galų gale man ypač patiko, kaip knygoje svarstoma apie žmogaus didvyriškumą. Du ryškiausi didvyrių pavyzdžiai kūrinyje yra daktaras Larčas ir Volis. Daktaro Larčo didvyriškumas pasireiškia jo pasišventinimu darbui ir pagalba kitiems žmonėms. Iš tiesų, daktaras Larčas jaunystėje mokėsi Harvardo universitete ir galėjo turėti nuostabią karjerą. Tačiau jau anksčiau paminėta situacija su pažįstama viską pakeitė. Jausdamas didžiulę kaltę, vyras nusprendė persikelt į apleistą St. Cloudą ir padėti moterims, tiek priimti naujagimius, tiek rizikuojant savo padėtimi daryti abortus. Vyras savo darbu bando išpirkti praeities klaidą, o tai rodo jo atsakomybę ir sąžinę. Kito veikėjo, Volio situacija yra dar įdomesnė. Iki Antrojo pasaulinio karo Volis atrodė kaip Meino princas, turtingas, gražus ir geraširdis. Vis dėlto Volis didvyriu tapo tik tada, kai prarado savo patrauklią išvaizdą ir statusą. Antrojo pasaulinio karo metais vaikino lėktuvas buvo pašautas virš Birmos. Manydami, kad jaunuolis žuvo, Homeras ir Volio mergina Kende pradėjo susitikinėti ir netyčia susilaukė kūdikio. Visgi
Volis išgyveno, bet tapo invalidas. Homeras ir Kendė ypač nesmagiai pasijuto dėl tokios susidariusios situacijos ir išsigalvojo melą, kad jie savo vaiką įsivaikino. Nepaisant to, Volis supranta, kad du jo artimiausi žmonės jam niekšiškai meluoja ir jį apgaudinėja. Visgi Volis neišvaro savo draugų, nes vis tiek juos myli ir jiems atleidžia. Ironiškai kritikuojant visuomenę, apie Volį netgi šitaip mąstoma. Jis čia vienintelis didvyris. Kūrinys Sidro namų taisyklės griauna stereotipus apie didvyriškumą. Parodoma, kad didvyriai yra ne tik nugalėtojai, bet ir nuskriaustieji, kurie sugebėjo išlikti žmogiški neteisingame pasaulyje. Viską apibendrinant, šis Džono Irvingo romanas, komiškai vaizduodamas kai kurias situacijas, nagrinėja rimtas ir sudėtingas temas – abortus, segregaciją, sąžinę ir taip toliau. Taip pat kūrinys prieštarauja konformizmo nuostatai, kad žmogus yra nereikšmingas ir neturi įtakos visuomeniai. Knyga atskleidžia, kad žmogus turi kritiškai vertinti visuomenės taisyklės ir jeigu to reikalauja aplinkybės, vadovauti savo principais. Taip elgdamasis žmogus gali turėti įtakos savo aplinkai ir keisti ją į gerą. O jūs, mano mėlėjai kanalo žiūrovai, ar esate skaitę šį Džono Irvingo romaną? Kokius įspūdžius jis jums paliko? Būtinai dalinkitės savo įžvalgomis komentaruose, aš mielai jas perskaitysiu ir linkiu jums gražios likusios dienos. Viso.